Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Ne visada dideli pavojai yra gerai matomi. Kai kada didžiuliai pažeidimai gali atsirasti dėl plika akimi nematomų mikroskopinių kenkėjų. Profesionalai dažnai naudoja sąvoką biologinė korozija. Tai įvairūs gyvi mikroorganizmai, pavyzdžiui, mikrogrybai, bakterijos, dumbliai, kurie įsikuria namuose susidarius tam tikroms sąlygoms. Jiems išplitus išsaugoti istorinį pastatą ir autentiškus jo elementus, ypač medinius, jau gali būti per vėlu. Todėl šis epizodas apie pavojingiausią iš mažiausių kenkėjų – trobagrybę. Viktorija, kaip istorinėse pastatuose atsiranda puvinys, pelėsis ir panašaus pobūdžio bjaurastis? Kas jas sukelia? Pagrinde tai atsiranda iš ore sklaidančių mikrogrybų sporų, kurie įsitaiso savo patogiose vietose, kur daugiau drėgmės, šilumos, mažai skeršvėjo ir savo ramiai auga ir gyvena. Kodėl vienose jisai yra, o, pavyzdžiui, tam blokiniam name, kur aš augau, nebuvo pelėsių? Na kaip jo, tų sporų gali būti visose pastatuose. Priklauso nuo to, kaip priežiūra pačios erdvės, mikroklimato yra kokia. Ar mes leidžiam tam pelėsiui augti, ar mes vėdinam patalpas, prižiūrim, kad būtų natūralios saulės šviesos, kad drėgmė būtų atitinkama ir neleisti jam užaugti. Jo gali būti daugiau, jo gali būti mažiau. Senam pastate gali būti iš anksčiau likę. Gal kažkada varvėjo stogas, jį užtaisė ir jis išdžiūvo. Dabar vėl varva ir vėl atsinaujina. Vėl jam sąlygos geros augti. Jisai gali užmigti, kai nėra drėgmės ir atgyti, kai... Jo, jeigu jam sausa, jam nefaina. Jeigu jam mediena šlapia, dar pašildo saulė, kokia pastogė, jam tada labai faina ir jis gerai auga. Teko džiaugsmas gyventi įvairiuose lygiuose namų, ir pirmam aukšte, ir viršutiniam aukšte. Ir pagrinde mėgstu labai senus aukštų lubų namus. Ir dėsningai, kad pirmose aukštuose yra daug problemų su drėgme, su pelėsiu, nei, pavyzdžiui, tenais palėpinė. Pirmas aukštas tai dar yra iš pamato pačio. Drėgmė, jeigu kyla siena kapiliarais, vis tiek tai gali būti drėgniau. Visi, kas gyvena pirmose aukštuose, kas arčiau rūsių, būkite budrus. Prisipažinsiu, žinok, mes dėl šitos bėdos, pelėsis gys, kai įsiskeria, tai jį sunku pašalinti ten. Ir sienas gręžiojam, ir kažkokią chemiją darėm, bet paskui mūsų dukra sirgo astma ir mes sugalvojom į užmiestį išvažiuoti. Lyg tai pagerėjo, bet iki tokio lygio, kad ir ne mes vieni girdėjom, kad žmonės kraustėsi iš patalpų, kur yra jų namai, bet Taip, ir man teko susidurti, nes dėl kvėpavimo takų dažnam tai išsivysto. Ir tau? Bet man pavyko išsivalyti, nebuvo dar tokioje blogoje stadijoje. Pakartotinai valant, vos ne kas savaitę išvalėme ir toliau patalpas vėdinam, daug saulės šviesos ir neatsinaujina kol kas. Skiriamos 3 puvinio stadijos. Pirmoji stadija – medienoje atsiradę grybienos gijos, vadinamos hifais, mediena patamsėjusi. Antroji stadija – matomos šviesesnės dėmės, rodančios, kad mediena jau pradėjo irti. Trečiojoje stadijoje be spalvinių pakitimų matomi ir medienos struktūros pokyčiai. Mediena praranda fizinės ir mechaninės savybės, tai yra visiškai suyra. Pagal paskutinės puvinio stadijos spalvą išskiriami 3 jo tipai.
Baltasis puvinys tai kai pūvanti mediena tampa šviesesnė už sveiką. Spalvotasis arba rudasis puvinys, kai mediena tampa šviesiau ar tamsiau ruda ar raudona. Margasis puvinys, tamsiame fone matomos baltos dėmės. Puviniai priklausomai nuo jos sukėlusio grybo dar skirstomi į korozinius ir destrukcinius. Korozinis puvinys ardo medienos ląstelių sieneles, jos išplanėja, medienoje atsiranda stambios plika akimi matomos tuštumos. Mediena tampa akyta. Destrukcinis puvinys taip pat matomas plika akimi. Jo skiriamasis bruožas yra suskilinėjusi mediena. Tai yra dėl itin išplanėjusių ląstelių sienelių atsiradę išilginiai ir skersiniai plyšiai. Šio puvinio pažeista mediena visiškai praranda savo fizinės savybės. Ją galima lengvai sutrupinti tarp pirštų. Mariau, norėčiau tavęs paklausinėti apie tokį pasakiškai skambantį reiškinį trobagrybis. Trobagrybis, ar tai yra grybo formos troba, ar tai yra troba pilna iškabinta grybų, ar tai yra grybas troboje? Nu, ne, nieko panašaus. Paskutinis gal artimiausiai. Bet žalingasis trobagrybis yra labai konkretaus grybo pavadinimas. Jų yra dar keletas rūšių ir iš esmės jie visi vadinami trobagrybiais, namų grybas, dar vadinasi liaudiškai grybas verksnys, kas iš tikrųjų, jeigu tu jį pamatytum realiai gyvai, nekiltų klausimų, kodėl jį vadina grybų verksniu. Tai aš jo nematau, tik kodėl jisai verkia? Jisai yra ant jauno grybo, kuris yra dar baltos grybienos, yra susiformavę tokie labai konkretus, aiškus lašai ir jisai tiesiog atrodo, kad visas tiesiog kondensuoja drėgmę ir kažkaip laša, varva. Iš esmės, šitą grybą pamačius reikėtų susirūpinti bene labiausiai name. Vienas iš pavojingiausių puvinių yra žalingasis trobagrybis. Jis priklauso basiomikotas skyriaus grybams. Tai aukštesniai grybai, kurie yra pavojingi medienos ardytojai. Trobagrybiais yra vadinami grybai, pūdantis medieną ypač blogai vėdinamose bei apleistose patalpose. Trobagrybiais vadinamų grybų rūšių yra daugiau nei 70. Lietuvoje žinomos 3 rūšis – Serpula lacrimanis, Serpula himantioidas ir Serpula pinastri. Žalingasis trobagrybis, lotyniškai vadinamas Serpula lacrimanis, angliškai dry rot arba sausuoju puviniu. Yra labiausiai paplitusi ir didžiausia pavojų kelianti rūšis. Ar jisai įsivėsi trobose, ar gali ir mūriniuose pastatuose? Jisai gali plisti ir per mūrą, ir per medį, bet jisai iš esmės medinių pastatų drėgnais elementais minta ir jais yra gyvas. Bet visų pirma, tai norėčiau pasakyti, kaip jį reikia atpažinti. Jaunas grybas yra ašarojantis, verkiantis, toksai su lašeliais, balti pūkeliai. Kas labiausiai išduoda, tai jo vaisiakūniai. Vaisiakūnis tai jau yra tas tikrasis grybas, kurį mes ir realiai vadinam grybu. Ne mikrogrybas, ne? Jo, ir jo vaisiakūnis, jisai gali užaugti iki 50 cm dydžio, pusmetrio toksai daiktas, jeigu neužeisi keletą mėnesių, gali pamatyti. Jisai jau tampa panašus į grybą? Jo, jisai tampa panašus ne į grybą, bet galbūt labiau kaip jo, kaip kerpė tokia. Atrodo, kad jinai prikibus kerpė, ruda, jo sporos rudos, tų sporų yra begalybė, jisai ir paskui to grybo krašteliai yra balti. Tokį dalyką pamačius jau reikėtų rimtai sunerimti ir imtis veiksmų. Jisai daro, kokią žalą jisai daro? Pastatui ar žmogaus sveikatai? Turbūt šiuo atveju reikia labiausiai galvoti apie pastatą, paskui pakalbėsim ir apie žmogaus sveikatą, bet pastatą jisai gali suardyti gana greitai. Ir tas jo, ir iš esmės jisai dėl to ir yra toks svarbus, dėl ko mes ir kalbam, nes jo plitimo greitis priklausomai nuo sąlygų yra labai spartus, gali per keletą mėnesių padaryti milžinišką žalą. Tiksliai šitoj vietoje, kur buvo bėgimas, tenai, kur metais tekėjo vanduo, ten ir yra pagrindinis šaltinis. Ir iškart jau auga vaisiakūnis. Ten atsargiai, šičia. O va čia? Čia skanu. Jau yra rimtesnis. Truputį pasitraukti nuo šitų sporų. Čia apie tos siūlus tu kalbi? Ne, čia nesiūlai. Čia tai geriausiai matosi tos sporos rudos, kurios ten jų paskleidžia milijonus.
Šitos gijos, va čia kur matosi, Taip. tai jos, tu prasme, jos ten, čia tai dar jos nėra labai didelės, bet jos iki pieštuko storio būna. Jos gali plisti Smilkės? tolyn. Į tarpus, pavyzdžiui, Net nebūtinai jokie tarpai, jų nestabdo nei mūras, nei grindis, nei reiškės Aha. jokie barjerai. Ir jie, bet esmė, jiems yra reikalingas drėgmės šaltinis, nuolatinis drėgmės šaltinis. Ir ten, kur drėksta, tai va čia va šitam kampe, kur bėgo, matai, šitas plyšys neatsirado nei per metus, nei per pusmetį. Čia buvo... Čia visos sijas reikia keisti, klausyk, visą. Taip. Tai šiuo atveju, tai čia jau reikia tiesiog gerai įvertinti ir praktiškai... Sprogdinti namą, supratau. Ne. Nu, va tas ir yra, blogai kalbi. Nes žmonės taip ir galvoja. Atrodo, kad jau kai pamatai trobagrybį, čia jau yra kaip pastato vėžys ir jau tarsi nieko negali. Tai jo, jam reikia drastiškesnių priemonių negu daugeliu kitų grybų, bet jisai atkirtus nuo drėgmės šaltinio, jisai... Jį galima sustabdyti. Taip. Prieš metus to trobagrybio buvo žymiai... Daugiau, ne? Taip. Ir dabar... Jūs užtaisėt tą stogą. Visų pirma, jo, visose vietose, kur tik įmanoma, buvo pirmiausia prioritetas į stogą. O jūs gramdėte sienas, nes aš manau, čia pelėsiai turėjo būti, ne? Jie patys bet kuriuo atveju, bet ko pradėti nereikia, tiesiog taip savarankiškai nuiminėti ir tiek. Pirma, vis tiek reikia atlikti dezinfekciją. Tai va toj vietoj, kur buvo pratekėjimas, bet to čia dar yra rūsio šviesdabio užpilta žemėmis. Čia drėgmės yra, taip, čia ta pačia vieta, kur tu ir rodai. Jo. Tai va šitoj vietoj, grinai lokaliai jis ir plinta. Ir klausė, ar jisai gali, žinai, per medžio tarpelius prasiskverbti. Tai va tau atsakymas. Per mūrinę perdangą, per mūrinę grindis, sieną. Čia visiškai jokios medienos nėra. Čia jisai tiesiog atėjo ieškodamas. Labiau pašviesti. Ir jeigu jisai rastų medienos, jisai ją aišku kolonizuotų ir po truputėlį, va žiūrėk, mes turim 80% santykinės drėgmės. Labai gražu. Aišku, dabar yra vasara ir lauke yra drėgna. Čia kaip reiškia rugpjūčio... Čia drėgna, tai drėgna, bet va tie lašai, ta rasa, čia yra jų sultis ar čia yra paprasčiausia drėgmė? Ne, čia ir yra ta priežastis, kodėl jisai vadinasi Serpula lacrimans, žalingasis trobagrybis. Jį vadina dry rot angliškai. Čia yra baltas, o ant sienos tas pats? Jo, tai tas yra jau vėlesnė jo vystymosi stadija, su baltais... Vėlesnė? Rudas. Šitas jaunas kyla? Jo. Okay. Ir jisai visas, reiškia, toksai drėkstantis, baisus ir turbūt šitą pavadinimą ir paliko. Kad... Žinau, man jau nosį nešti šiaip. Tai arba dar parodyk kokį vieną, man šitą užtenka jau. Ir žinok, ir iš tikrųjų... Nebereikalo mes čia esam taip apsirengę, kaip kosmonautai kokie šitie. Nes čia yra pavojinga namo parsinešti. Nu kiek mes dar galim kalbėti apie tai, gal pajudėkim kur nors, ką? Galim į tą dar pasižiūrėti, bet... Einam dar apžiūrėti. Jo. Tai gera naujiena yra ta, kad trobagrybiui normaliai ir efektyviai vystytis yra nedidelis temperatūrų intervalas. Tai yra nuo 17 iki gal 23 laipsnių. Kitur rašo nuo 20 iki 26, bet tai iš tikrųjų yra gan tokia vasariška temperatūra arba šildomų patalpų daug. Jeigu taip grubiai tariant, 30 laipsnių. 30 laipsnių viskas. Nuo 27... Jeigu 15 laipsnių, irgi jam nelabai gerai. Nuo 27 jisai jau nustoja augti, o ties 40 laipsnių jisai ilgesnį laiką pabuvęs ties 40 laipsnių iš viso miršta. Jisai gali įsiveisti dėl to, kad pavyzdžiui Rusija yra tikrai drėgna, rūsio vedinimo angos yra užkimštos ir po grindimis kampe kažkur apačioj, kur yra tamsu ir susiformuoja tokios labai konkrečios minėtos tos sąlygos ir tada jisai jau pradeda plisti. Perstatant arba restauruojant pastatus, ypač apšiltinant pastato dalis ir kartu neišsprendžiant vėdinimo problemų, pakinta drėgmės ir temperatūros santykis. Todėl seni grybai gali labai greitai suvešėti. Taip pat reikia turėti omenyje, kad kai aptikus susidariusių grybų kolonijų, pirmiau pradedama intensyviai vėdinti, o ne šalinti atsiradusi grybą, grybų sporos tik paskleidžiamos po visą pastatą ir problema išplinta.
Pašalinom priežastį, kiauras stogas, nebe kiauras, grybas vis dar yra. Taip drąsiai ateinu, peiliuku nupjaunu arba skaptuku nuskabau ir viskas? Nu, nedrąsiai. Jeigu tai yra kažkokios konstrukcijos, kurias galima saugiai pašalinti, tarkim, kažkokie stelažai, lentynos ten su stiklainiais, su uogienėm, tiesiog viską nukraut ir visą medieną išnešti ir sudeginti iš karto. Bet, tą daryti reikia irgi jau turėti omeny, kad susidūrėm su tokiu daiktu, kuris greit plinta ir galima užkrėsti kitas sveikas vietas, jeigu jam ten bus geros sąlygos, vėl toliau plis. Tai netgi tas lentas atsargiai išnešti ir atsargiai... Užsidėjus apsauginį kažkokį kostiumą, antbačius, pirštinės, respiratorių, ir tada iš karto kreiptis į specialistus, kurie gali nustatyti, ar jisai dar yra gyvas, koks jo gyvybingumo laipsnis, kokio stiprumo pažeidimas padarytas. Ir tada jau remiantis ne kažkokiais, o labai konkrečiais tyrimais, konkrečios įjos nuspręsti, kokiu būdu reikėtų jį gydyti, kiek sveikos medienos reikia šalinti. Vienas iš pagrindinių mitų apie trobagrybį teigia, kad šis grybas geba pats pasigaminti vandens iš pūvančios medienos, taigi toliau plinta net ir pašalinus tiesioginį drėgmės šaltinį. Nors tai nėra tiesa, išdžiūvęs grybas nors ir neplis toliau gali net kelerius metus ar net kelis dešimtmečius egzistuoti, tarsi komos būsenos. Koks yra didžiausias trobagrybio pavojus? Turbūt tai jo toks piktumas ir skvarbumas. Iš tikrųjų, jisai gali prasiskverbti tiek per medį, tiek per mūrą. Labai dažnai jisai sutinkamas kampuose, kur medis susitinka su mūru arba kalkiniu skiediniu arba kalkiniu tinku. Pamačius jį gyvai, tai pamatytum, kaip išsišakoja ir kaip kiaurai per sieną pereina tie jo hifai. Dažnai toj pradiniai stadijoje grybo išplitimo jo iš vis neįmanoma identifikuoti, kol nesimato tų gijų, vadinamųjų hifų, ir kol nepasimato vaisiakūnis ir tie balti pelėsiai. Tai reikia labai tikrai žiūrėti, kad nebūtų niekur tokių vietų, kurios būtų nuolat drėkstančios, nes tai yra žiauriai padidinta rizika. Kas atsitinka pažeistai medienai? Paveikta mediena tampa pilkai rudos spalvos, vėliau raudonai ruda. Ant medienos atsiranda įtrūkimų ir gilių ertmių. Medienai yrant išsiskiria vandens. Jos aptinkama tose vietose, kur grybas itin gerai auga, nes grybas pluoštų perneša vandenį ir maistingąsias medžiagas. Toks pluoštas gali būti iki 1 cm storio. Jis sugeba prasiskverbti per sieną, tinką, metalą ir kitas neorganinės medžiagas. Dėl to žalingasis trobagrybis lengvai prasimeta į kitų pastato vietų sveiką medieną. Jis netgi gali per sienas prasiskverbti į gretimus sublokuotus pastatus. Sausas išdžiūvęs pluoštas pasidaro trapus. Kartais žalingasis trobagrybis painiojamas su kitomis grybų rūšimis. Tariamasis trobagrybis yra plonesnis nei žalingasis trobagrybis, o vaisiakūnio paviršius yra labiau dantytas nei žalingojo trobagrybio. Serpula himanitoides yra plonas ir panašus į plutą. Šios ir kitos rūšys gali būti tokios pat agresyvios kaip ir žalingasis trobagrybis, tačiau joms reikia dar daugiau drėgmės, todėl jie nekelia didelio pavojaus, nes pastatuose retai susidaro tinkamos sąlygos jiems augti. Jeigu trobagrybis atsirado, supratau jo pavojų, supratau, ant kiek jisai gali iššauti, išsprogdinti savo, reiškia, šitos čiuptuvus po visą teritoriją, bet kaip galima būtų išvengti? Sekti jo mikroklimatą ir apeiti karts nuo karto ir neleisti niekur drėkti. Atkimšti vėdinimo angas svarbiausia Rusija. Jeigu kada nors jas būna žiemai užkemšamos, tai tiesiog nepamiršti atidaryti, vėdinti, kad pagrindim būtų cirkuliacija. Jisai, pavyzdžiui, jau kai sezonas prasideda šaltesnis, drėgnesnis, vis tiek uždaromos angos, idant šilumą sulaikyti. Per tą laikotarpį, pusės metų, jisai neįsivystys? Per šaltąjį laikotarpį tai ne, bet iš tikrųjų dažniausiai tai būna taip, kad neateini ir nerandi trobagrybio po savo lovą kažkur. Tai dažniausiai ateinam į pastatą, kuris buvo užrakintas po 7 raktais, ateini tenais, atsirakini, kur niekas gyvenime negyveno, nežiūrėjo, kas ten bėga, nebėga, atsirakini ir babam, pamatai. Taigi, ką daryti?
Radus pastate puvinio visada nedelsiant rekomenduojama kreiptis į atestuotą specialistą, kad būtų nustatytas grybo tipas, pažaidos mastas, bei tinkamai atlikti antiseptikavimo ir protezavimo, užkrėstos medienos pašalinimo ir pakeitimo sveika mediena darbai. Jei aptikta nežalingo trobagrybio, o kito tipo grybo puvinio ar pelėsio užuomazgų, pavyzdžiui, ant medienos matomi išsiraizgę grybo hifai, būtina ieškoti problemos šaltinio ir jį pašalinti. Laiku pašalinus drėgmės šaltinį ar kitas problemas, grybas išdžiūsta ir toliau medienai nekenkia, iki jam vėl atsiras palankios sąlygos augti. Vos tik tai pastebėjus jau pirmus kažkokius ženklus, tarkim tą jauną grybą, tiesiog nepagailėt nunešti laboratoriją, išsitirti ir sužinoti tada objektyviai. Ir tada jau imtis problemų. Jeigu kartą jisai buvo aptiktas, tai tada reikia nustatyti jo tą gyvastingumą ir pažeidimo laipsnius. Ir jo taip lengvai neišnaikinsi. Tiesiog nuėmęs, jisai lengvai nusibraukia nuo konstrukcijų, nusiima. Bet tai nereiškia, kad tu jį sunaikinai, nes taip, nereiškia, kad tu jį sunaikinai, ir be to nereiškia, kad jeigu panaikinsi pažeistą medieną, kad jo nebus dar nematomų hifų sveikoj medienoje. Tai čia jau turiu, ta prasme, pasakyti specialistai, kiek tos sveikos medienos dar reikės pašalinti, kuri gali būti labai vertinga, ten gali būti altoriaus dalis kažkokia, ar, nežinau, nebūtinai kažkokia tenais gegnė. Trumpai, aiškiai ir paprastai, jisai įsivėsė ten, kur yra apleistas kampas ar patalpa ir ilgą laiką. Nu, čia viskas tvarkoja, viskas gerai. Čia viskas tvarkoja, žinok, Čia buvo labai panašiai bėda. Čia stovėjo mediniai stelažai, kurie buvo apaugę trobagrybių, jie pašalinti, drėgmės šaltinis pašalintas ir žiūrėk, atrodo niekur nebeatsinaujina. Nu, va čia skverbiasi, bet jokių grybų nieko nėra. Vat plytos yra drėgnos, viskas tvarkoja. Kodėl čia nėra, tenai yra. Žiūrėk, tai ką aš mačiau viršuje, man matyti grybai ant medžių ir panašiai, nieko baisaus, bet va čia, tai atrodo, kad aš užrakinčiau šitas duris, niekad neįleičiau arba iš visų sudeginčiau visą šitą vietą. Taip baisiai atrodo. Taip, tai atrodo baisiai, ta prasme, reikia turėti omeny, kad čia šitą problemą reikia spręsti ir skubiai spręsti. Nebereikalo žmonės taip stipriai bijo. Mes dabar patys kaip kokios kempiniukai stovim ir turbūt siurbiam tuos lašelius sporų. Mes jau gal einam, ką? Einam. Gerai, ačiū. Viso gero. Galiu jau nusiimti? Gal tik tais veidą nusiimam. Bet tikrai nebereikala, žinok, užsidėjom. Nes supratau. Važiuosim į kitus paveldo objektus, jie nebūtinai idealiai prižiūrimi ir gerose aplinkos sąlygose. Ir jeigu užnešim šitą grybą, tai... Jis gali būti pernešamas ir ten išplisti. Taip. Bet čia mūriniam pastatam ir mediniam? Ir mūriniam ir mediniam. Tik tais jiem, ta prasme, jų vis tiek mitybo šaltinis yra pagrindinis ir kam jis daugiausia žalos gali padaryti, tai yra medinės konstrukcijos. Trobagrybis dažnai prilyginamas pastatų vėžiui. Ši pastatų liga dėja gali būti išspręsta tik drastiškomis priemonėmis, amputuojant istorinio statinio dalis, o tai gali sukelti tik dar daugiau žalos negu pats grybas. Todėl atidžiai stebėkite savo pastatą ir niekada nedvejokite, nedelskite kreiptis specialistų pagalbos. Geriau suklysti iš perdėto atsargumo, nei prarasti turtą ir paveldo autentiškumą. Su šia gamtos išdaiga geriau nejuokauti.